7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveikinimai su pergalė, šiandien ir be kitų rotacijų žaidėjų iškovoti pergalę prieš Vilniaus Rytą, kas buvo tos pergalės pamatai. Antroji pusėje susigynėm, pradėjom geriau gintis, kai veikė tą keitimosi gynybą, pradžioje kažkiek šviežumo trūko, nebūdingi galbūt kartais penketai, tai sunkiai kūrėmės progas puolime, ypač pirmoji pusėje, po to suradom tam tikrus žmonės, tam tikrose situacijose, kur gerai jaučiasi ir, nežinau, komandiškai, sunkiai, žalgirietiškų būdu laimėjom. Sergiūnas įskyrus tą vieną atkarpą trečiam kėlinyje praktiškai buvo tuščias puolime, visų rungtynių metu Hardingas irgi buvo pristabdytas. Kas veikia gynyboje būtent prieš tuos Ryto lyderius šiandien? Gera komandinė gynyba, nežinau, pamiršau galbūt pasakyti, kad pirmoje pusėje prastai baudas išnaudojom, bet čia po kiekvieno rungtynių tą patį kalbant, tai kalbėsim turbūt iki sezono galo. Bet gerai komandinė gynyboje, gerai rotavom, gerai komunikavom, sakau, darbinė komandinė pergalė, kuri nebuvo pati gražiausia, bet iš tokių dalykų ir susideda, kai tos pagrindinius žmonės kažkiek tais apriboja, nepavyksta visai jų atjungti nuo komandos ir nuo puolimo, kadangi jie yra šiemet lyderiai, tai apriboti svarbiausia, tai manau kažkiek tas gavos. Buvo keletas epizodų, kai ir pats džiaugdavais po pataikytų metimų ar komandos draugų sėkmės, kiek tau pačiam tokios rungtynės dar atneša tų emocijų, tai prieš. Malonu, smagu, man jeigu žais duoda, imu kuo daugiau, tai džiaugiuosi labai. Edgarai, apie Sergiūną dar kalbant, čia buvo keli epizodai, kur sukibirkščiavo tenais ir pirmam kėlinyje, ir ketvirtam. Kaip tau pačiam atrodo jo tos emocijos visos ir charakteris, kurį jis rodo? Neturiu komentarų. Pernai žaidžiau irgi tikrai ne naujas ir prie Trincherį teko žaisti ir Eurolygoje žaidžiau, atsimenu kažkada, tai ką žinau, kažką vis naujo atrodo, gali atrasti į karjeros, kaip sakyti, antrą pusę, tai nežinau, taip gavosi gerai visai, kažkiek iki tobulumo kelių taiklių tritaškių pritrūko šiandien. Čia apie tave patį kartais būna diskusijų, kad Ūlė gal sensta, gal lėtėja, šitos rungtynės manai sako, kad gal ne visai jau taip yra? Tai kas taip sako, tikrai neklysta. Edgarai, tikriausiai būtume turėję milijoną pasiteisinimų pralaimėti šitos rungtynės, žinant visą kontekstą, ko labiausiai didžiuojasi tokios pergalės. Tai smagu, man, nežinau, sakau, kai nežaidžia 4 starto 5, galima sakyti, turbūt žaidėjai, tai šansas atsiranda kitiem ir sakykime, ir Dovis, ir Deividas, ir Vydas, ir Rygis. Mums yra didžiulė konkurencija Eurolygoje gauti tų minučių kažkiek, nes turim savo lyderius ir panašiai, tai pats didžiausias malonumas tokioj atmosferoj, tokioj salėje žaisti, kai daug žmonių palaiko varžovą, priešiškoje atmosferoje ir kai tu gauni šansą, tiesiog smagu ir, sakau, džiaugiuosi ir pats, bet ir džiaugiuosi ir už kitus, kai komandos draugai irgi kūrė momentus ir galbūt tai padės jiems išsikovoti daugiau minučių ir Eurolygoje. Kaip atrodė pusantros paros po pergalės paskutiniam turiu Eurolygoje ir iš viso turėjot galimybę ruoštis? Vakar buvo laisva diena. Vakar reikėjo išsiilsėti labiausiai po vakaro, po rungtynių su Paryžium, tai kas daugiau, kas mažiau, bet balansas gausi geras, turėjom geros pozityvios jaunimo energijos, šiandien, aišku, gaila negalėjo daugiau pažaisti, bet atsižymėjo bent kažkiek. Po rungtynių labiau reikėjo polis ir po to, kas po rungtynių buvo? Nebuvo, kad kažkas skundėsi, kad blogai jaučiasi ar kažką, pakankamai nemažai laiko buvo atsigauti, manau, tai ir pasiruošti tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Yra kalbama, kad lietuvių branduolys labai svarbus yra, kai tie pasaulinės kovos LKL čempionate. Šiandien užsieniečiai krepšininkai pelnė tik 2 taškus, aš neatsimenu čia nuo legendinių galbūt Levansų laikų. Ar tai patvirtina tą dalyką, kad lietuvių branduolys svarbiausias vaidina pavasarį? Svarbus, manau, visose komandose, tose šalyse, kažkur, kai tie vietiniai pagrindiniai, kažkiek kas daugiau, kas mažiau, bet turi vis tiek būti, manau, vis tiek laikai kažkiek tą pamatą ir žino tas taisyklės, kai kažkas nesigauna tą lietuvišką krepšinį, galų gale gali tada žaisti, sukti ten tą suktuką savo, kur visi suka LKL. Privalumų yra, aišku, kažkokiu gal kartais ir minusų, bet vis tiek, manau, daugiau yra į naudą.
Ar pergalės tokiam aplinkybėms tai parodo ir tą Žalgirio nugalėtojų mentalitetą šio sezono turimą? Nežinau, dabar sunku pasakyti, dar yra ką laimėti, dar kol kas nieko nelaimėjom, tai nežinau, aišku, bandom, lipdom, statom į viršų, eiti, gerinti žaidimo formą ir pergalės tikrai padeda jaustis geriau.